Mūsų gyvenimo būdas, manau, kad labai pasikeitė šiuo metu. Žmonės iš tiesų tapo tinginiais, tapom labai tokios smulkios motorikos būtybės. Tai jeigu imti 100 metų, manau, kad perspektyvai mes turėsim žymiai daugiau bėdų su nykščio sąnariais, su skausmais. Tikslai nejausti skausmų. Tai vat jeigu tai tikslai nejausti skausmų, bet žmogus toliau nori sportuoti, tai iš tiesų sportas turi būti visą gyvenimą. Jeigu mane kiti ortopedai suprašysiu visą, bet aš iš tiesų darau viską gyvenimą, kad man netektų kažko tai protezuotis. Manau, kad bet koks sportas, kuris tinka jūsų kūnui, yra labai vienas iš svarbiausių dalykų. Tai šiandien mes kalbėsime apie riešo plaštakos problemus, kodėl jos šiuolaikiniame gyvenime atsiranda žmonėm, kurie nei sportuoja, nei dirba fizinį darbą. Ir laidoje dalyvauja gydytojas ortopedas, traumatologas Aleksandras Grinčiuk. Labdiena. Tai daktarė, ar tikrai daugėja riešo plaštakos alkūnės problemų šiuolaikinėme gyvenime? Tikrai taip daugėja, nes iš tiesų mūsų gyvenimo būdas, manau, kad labai pasikeitė šiuo metu. Mes neturim jokio fizinio normalaus aktyvumo. Žmonės iš tiesų tapo tinginiais. Viskas daro namuose, buitinis darbas, robotai, padėjėjai. Tai iš tiesų mes tapom labai tokios smulkios motorikos būtybės, žmonės, ir mes šiuo metu pas mus vyrauja tik tai pasikartojantis monotoniniai judesiai, kur reikalingas tikslumas, pelė, klaviatūra, telefonas, ir dėl to, kad sąnariai iš tiesų neveikia pilna judesių amplitudė, vyksta pervargimas į sąnarius, kurie iš tiesų buvo pas mus kaip papildomi sąnariai, pagalbiniai, o dabar iš tiesų visa apkrova vyksta per jūs, nes per smulkiai judesiai vyksta per papildomus mažus sąnarius. Tai yra, o didieji sąnariai pas mus neveikia, ir pas mus nėra, kad veiktų visas kūnas. Pas mus yra labai fiksuoti pratimai, bet kokį darbą jūs paimsit, veikia tik tai vienas arba du sąnariai. Tai yra, o visi kiti kūnės sąnariai yra fiksuoti, statiniai, todėl ir vyksta visokios perkrovos, žmogus greičiau pavarsta ir dėl to atsiranda riešo problemos, nes iš tiesų pas mus kasdieniam gyvenime arba darbe vyrauja pirštų judesiai, riešų judesiai, greičiau jau alkūnės, pečių sąnariai dar greičiau naudojami, tada iš tiesų perkrovos ir riešų ir pirštų sąnarius yra žymiai didesni, taip pat ir apie sausgyslės galima pasakyti lygiai tas pats. Tai kokios tada prognozės dar po 20 metų, turbūt nedžiuginančios? Aš manau, kad tikrai vyraus uždegiminės lygos, ne tiek kiek sąnarių artrozės, bet iš tiesų visokie vadinami kaip tendinitai, tai yra sausgyslių uždegimai, taip pat ir sąnarių uždegiminės lygos, dėl to, kad vyksta iš tiesų jų perkrovos. Aš manau, kad... O sakykit, tai kas daro didesnę žalą? Ar 8 valandos dirbti prie kompiuterio, ar 8 valandas dirbti fizinį darbą? Aš tai tikrai būčiau už fizinį darbą, aš manau, kad tai tikrai yra lengvesnis būdas, ir aš visiems žmonėms sakau, tikrai mūsų kūnas yra sutvertas taip, kad mes jau galim smėlio, cemento maišus nešiot nors visą dieną, bet žmogus pailsi. Tas pats yra, tarkim, bet kokią raumenų grupę paimti, tarkim, širdį paimsim, tai mes visi žinom, kad tarp dūžių širdis mūsų ilsisi žymiai ilgiau negu susitraukimo metu jinai dirba. Tai yra, ką noriu pasakyti, kad tarp bet kokio krūvio turi būti ir atsipalaidavimo fazė, kai raumuo arba sausgyslės arba sąnarys turi laiko pailsėti. Bet kai vyrauja pas mus vien monotoniniai, pasikartojantis judesiai, ir iš tiesų vyksta 8 valandas, bet aš manau, kad ir žymiai daugiau, nes žmogus iš darbo grįžęs paima ir telefoną, ir visą kitą, nors mano nuomonė, tai tikrai su telefonais kažkas tai pasikeis, nes ta stačiakampio forma, tai nėra mūsų, tai nėra normali forma daiktų, kurį mes turim laikyti rankoje. Iš tiesų mes dabar
kas yra blogiausia, tai mes savo kūną adaptuojam prie įrenginių. Ne įrenginius bandom adaptuoti, o mes savo kūną. Tai dėl to ir vysto tos perkros, nes žmonės informacijos srautai yra be galo dideli, visi tai žinias pasižiūri, tai kažkokį tai dar kažką, tai yra mes jau tapom ekranų, taip, tai yra mūsų kasdienybė ir dėl to tikrai manau, kad fizinis darbas ir iš klinikinės patirties pas mane yra žymiai mažiau pacientų, kurie ateina su riešo problemom, kurie dirba fizinį darbą. Taip, pas juos vyresnėme amžiuje, dėl to, kad sąnariai, galim sakyti, atitarnavę, jau yra degeneraciniai pakitimai, ar dėl to, kad raiščiai plyšo, yra degeneraciniai raiščių plyšimai, arba jau vystosi sąnarių artrozė, tai yra grinai dėl mechaninės dalies, kad jie yra per daug buvo naudojami. Tai yra dėlimas, bet tai yra vyresniam amžiui tik tai būdingi dalykai. O šiaip dauguma pacientų iš tiesų sudaro jauni, tai yra nuo 30 iki 55-60 metų, kur dar negali būti degeneracinių ligų, bet jie turi bėdų dėl to, kad iš tiesų jie fizinio darbo nedirba, kaip ir minėjau, kad nėra tiek per riešą, tiek per kitus sąnarius nevyksta pilna judesių amplitudė. Tai yra veikia pagalbiniai sąnariai, dėl to visa perkrovė vyksta į tos sąnarius, taip pat į sausgyslinį aparatą mūsų. Tai galima sakyti, kad didžiausia apkrova rankomis yra tai, ko mes nelaikome iš viso darbo. Tikrai taip. Tai mūsų kasdienybė. Tai gal pereikime prie riešo problemų ir turbūt riešo kanalo problema yra dažniausiai pasitaikanti iš riešo problemų arba tai kas iš tiesų vyksta, kai mes turime šią problemą ir kai jau jaučiame, kad rankos tirpsta, nebegalime miegoti. Aš taip pasakyčiau, tai yra tikrai visos šita liga yra, jeigu kalbam izoliuotai apie riešo kanalą, tai yra tikrai uždegiminė liga, bet yra ir kitos ligos. Tie patys spragtukai, spragstantis pirštai, Dekerveno liga, tai yra tam pirmo kompartmento sausgyslių uždegimas, arba kažkoks tai kitas, mes pavadinsim bendrai tenosinuitas, iš tiesų vyksta pirmiausiai yra uždegiminė reakcija mūsų kūno dėl to, kad jinai pervargsta, tiesiog negali pailsėti. Tai mūsų riešo kanale vyksta lygiai taip pat, tai yra gan siauras pats riešo kanalas yra gan siaura ertmė ir joje yra 9 sausgyslės. Tarp tų 9 sausgyslės yra mūsų vidurinis nervas. Pirmiausia, visi pakitimai vyksta sausgyslėse, kad jos ištinsta, pradeda spausti mūsų vidurinį nervą, sutrinka kraujotaka ir tada atsiranda jau pokyčiai nerve ir mes tada jaučiam visus tirpimus, nemalus pojūčius ir tai vystosi, jeigu tai pat fiziologiškai, taip ir vystosi mūsų riešo kanalas. Ir kiek teko girdėti, tai yra dažniau moterims. Kodėl moterims ne? Dažniau moteriam vyksta ir naktį, tie dažnesni yra tirpimai, pirmas visos uždegiminės ligos paūmėja naktį. Moterim dėl ko? Dėl to, kad pas moteris iš tiesų anatomiškai riešo kanalas yra siauresnis. Kitas dalykas, moteris turi daugiau savyje vandens, dėl to didėja slėgis. Būtent naktį, kai mes gulim, labai dažnai mes dar netaisyklingai riešą padedam, yra sulenkta riešo padėtis, arba miegam po galva, arba po galvę ir mes taip iš tiesų netyčiom didinam spaudimą. Kai žmogus stovi, taip pat ir prostatinis slėgis mūsų kitaip veikia, tai yra skysčių balansas kitaip pasiskirsto, dėl to dieną tai yra būna žymiai reičiau, tai yra jau sunkiose fazėse, stadijose mes jau turim, kai žmonėm ir diena tirpsta, arba visai pirštai užtirpsta, o šiaip bendrai tai yra dėl šitų priežasčių. Tai ar visada riešo kanalo problemos baigėsi operacija? Ar galima kažkokiais kitais būdais išvengti operacijos? Tikrai taip. Jeigu tai yra ankstyva fazė, jeigu mes
pacientas kreipiasi iš tiesų tada, kai pas jį yra dar tik tai sausgyslių uždegiminė fazė, tai iš tiesų pačiam nervai dar neįvyko pakitimai. Ir jeigu mes padarysim tokius instrumentinius tyrimus kaip elektroneuromiografija, mes matysim, kad yra, tarkim, lengvi pakitimai, nes ten yra stadijos lengva, vidutinė ir sunki. Šiaip aš dabar, kaip pats atlieku riešo echoskopiją ir aš jau dabar galiu pamatyti ir ar vystosi pakitimai pačiam nerve. Ten yra tokia, ir aprašymuose mes rašom, kad yra diferencijuojami fascikulai. Jeigu paimti nervas, tai yra laidai. Viduje yra apvalkalas, jame yra daug laidų. Jeigu bet kokiam telefono laido yra, tai ten lygiai tais pat. Tai mes echoskopiškai iš tiesų kiekvieną laidą, galim sakyti, matom. Ir tada jau sakom, kad viskas dar neblogai su nervu, mes galim gydyti konservatyviai. Ir mes diferencijuojam, matom visus fascikulus ir rašom, kad nervas ne hipochageniškas. Tai yra, ką mes apie jį matom. Bet jeigu liga progresuoja toliau, tai iš tiesų mes turim vadinamą tą vidutinį fazę, tai tada mes turim labai agresyviai, konservatyviai gydyti. Tai yra gydom iš tiesų mes uždegimą pirmiausiai, tam, kad atsipalaiduotų, susitrauktų sausgyslis ir nebūtų spaudimo į nervą. Tada mes gydom nervą B grupės vitaminai. Taip pat mes žmonėm rekomenduojam ortopedinį įtvarą nakčiai, tam, kad žmogus negalėtų netyčia sulenkti riešo, kad iš tiesų, kad sausgyslis pastovi, kad riešas būtų neutralioje padėtyje. Tai tas pats, kodėl žmonės naktį atsikelia ir purto ranko. Tai iš tiesų jie purtydami taip pat mažina savo slėgį riešo kanale, lygiai taip pat dėl vandens balanso. Tai yra žmogus nukrato tą slėgį, taip pasakyti, dėl to, kad vanduo iš riešo kanalo sumažėja taip, kad slėgis dėl vandens. Ir kai žmogus taip pat judina rankas, jūs žinot, jeigu mes stovim, pas mus blauzdos pradeda tint dėl to, kad neveikia raumenynas, niekas mūsų limfos, niekas nedrenuoja, tai čia lygiai taip pat žmogus miega, pirštai nejuda, atsiranda sąstojus, dėl to ir visi tai tokie pojūčiai yra dažniausiai naktį, kur žmonės kelia kartais 2-3 kartus. Aš kliniškai visada sakau, jeigu 3 ir daugiau kartų žmogui naktį ir per savaitę reikia keltis, tai čia jau reikia galvoti apie jau operacinį gydymą. Jeigu dar ne, tai tikrai mes dar galim gydyti žmogų konservatyviai ir dažniausiai jam tikrai pagerėja, jeigu ankstyva fazė. Bet, aišku, laiko klausimas, kada mes tą žmogų išoperuosim. Jeigu jisai grįž prie savo įprasto gyvenimo būdo. Nuo kokio darbo žmonės dažniausiai gauna riešo kanalo problemas? Dabar net visi, kas turi pasikartojančius monotoninius judesius, tai yra, galim sakyti, dabar beveik visos specialybės. Lygiai taip pat vairuotojai, kur yra fiksuota padėtis, reikia laikyti vairą. Ten virėjai, kirpėjai, visur, kur yra pastovi žmogus naudoja pirštus, spaudžia, statinė jėga, visiems tiem žmonėm būna. Tarkim, iš tiesų, taip pat žmonės, kurie dirba, kur yra šalta aplinka, ten visokios, kur prie šaldytuvų, pjaustymo įmonės, tikrai taip tas šaltis arba jūreiviai, taip jiems būdinga, bet tarkim, paimti apie tos pačius žmonės, kurie fizinį darbą dirba, tai žymiai mažiau jų būna. Pas juos yra kitas, tarkim, yra alkūnės kanalas labiau, sindromas. Tai ką žmogui daryti, jeigu jau jaučia, kad turi riešo problemas, skausmus, bet darbo pakeisti žmogus negali? Tai ką tokiu atveju jūs rekomenduojate? Aš manau, pirmiausia, reikia ištirti, dėl ko atsirado ta perkrova ir bandyti, aišku, keisti darbo vietą, ne darbo vietą, bet pačią aplinką. Taip, ergonomiką, klaviatūros dabar tikrai atsirado labai daug pagalbinių priemonių, dabar atsirado tos vadinamos pelės, kaip lazdos, joystikai vadinami. Tai vis dar rekomenduoju, kad turėtų 2 peles.
3-4 savaitės su viena pelė, po to keist, kad nebūtų pastovios padėties, kad žmogus galėtų galimybę pakeisti. Ir tarkim, kodėl visos mūsų pelės, jos turi būti, jeigu riešo paimt, ištiesimo ekstenzijoje 20-30 laipsnius, tai yra mūsų fiziologinė padėtis, todėl tos žemos klaviatūros yra blogos, todėl klaviatūrai turi tos ausytės tam, kad pakelti. Tai iš tiesų mes taip turėtume dirbti, kad biškutį riešai turi būti ištiestoje padėtyje negu sulenktoje, tarkim, tada apkrovos kitaip pasiskirsto, riešui reikia lengviau. Ir aišku, žmogui iš tiesų reikia keisti gyvenimo būdą. Jeigu žmogus 8 valandas dirba prie kompiuterius, tai kai namuose ateina, jisai neturėtų dirbti, dar kažką tai daryti su tais pačiais telefonais, visą kitą. Jeigu jūs, tarkim, pastebit, mūsų telefoną mes laikom riešo sulenktoj padėtyje, nes ekranas geriau matosi, čia fiksuojam ir nykštys, tai yra pas mus visiškai fiksuota yra pozicija, taip pat per alkūnės sąnarį yra fiksuota, kas, tarkim, mūsų alkūniniam nervui irgi yra labai negerai ir pas visus užtirpta 4-5 pirštas ir aš, tiesą sakant, jau dabar galvoju, kad tai yra norma. Kad jeigu žmogus ten pusvalandį naudoja telefoną ir ateina skundžiasi, kad pas jį patirpsta pirštai, čia yra tikriausiai jo norma, nes kitaip ir būt negali. Man tirpsta, manau, kad ir jums patirpsta, tai yra man netirpsta. Tai labai jums gerai dar. O tai gerai, pereinam dabar prie nykščio. Man tai kokia ateitis mūsų vaikų, nes jie nuo pat mažumės jau taip nykščiais tais dirba, kad aš net negaliu įsivaizduoti, kokiu greičiu pas juos. Juk nykštys nebuvo tam sukurtas. Ar keisis, evoliucionuos mūsų kaulai, skeleto? Aš manau, kad per daug laiko tikrai taip, bet šiaip taip, jeigu imt 100 metų, manau, kad perspektyvai mes turėsim žymiai daugiau bėdų. Žymiai daugiau bėdų su nykščio sąnariais, su skausmais. Kas yra blogiausia, kad atsiranda vadinami atipiniai skausmai, kur šiuo metu ateina pacientai ir manau, kad kiekvienas gydytojas turi savo gydymo algoritmai, simptomai, stalčiai, bando juos sugrupuoti, kur yra daugiau priskirti prie vienos kitos diagnozės, bet iš tiesų dabar ateina pacientai, kur yra visiškai atipiniai skausmai, skauda keliose vietose ir čia paskauda ir ten paskauda, bet iš tiesų netitinka taip grinai, negali priskirti vienai diagnozei. Tai aš kol kas galvoju, kad ir juos bandau gydyti, kai yra nuo perkrovos. Tai yra iš tiesų žmonėm duoti poilsį, po to turi būti vyrauti mankštos, tempimo pratimai ir paskutinis tai yra jėgos, tai yra sustiprinti sausgyslinį aparatą mūsų riešo, nes kaip ir kelio sąnariai, raumenyną stabilizuoja, taip pat ir riešo sąnarį, nes mes čia turim iš vienos pusės 11 lenkiamųjų sausgyslių ir 11 tiesimųjų sausgyslių, tai mes iš tiesų, jeigu ją stiprinam, tai mes savo riešą kaip manžetį laikom, jisai sutvirtėja, jam yra žymiai lengviau, nes daug kompensuoja ir sausgyslės, ir apkrovos kitaip pasiskirsto. Tai vat būtų gydymas tokių žmonių, bet jiems tikrai, sakau, daugėja labai daug ir dabar yra daug ir muzikantų jaunų, kad labai didelis irgi perkrovos pas juos yra, dėl to, kad manau, kad prisidėjo, kad ne tik muzikinė veikla, bet ir namuose telefonai visi kiti, kad iš tiesų jau kūnas jau dekompensuoja, jau nesusitvarko tiesiog. Tai gal pereikime dar prie sporto, nes turbūt šiuolaikinis gyvenimas daug hobių, pomėgių, turbūt taip pat riešai kenčia. Ir kurios specifinės sporto šakos labiausiai kenkia mūsų riešams? Sportas. Man labai patinka, aš pats tikrai sportuoju. Turiu ir kolegos, kurios sportuoja, visi mes gan kažkiek tai skirtingai, kažkiek tai vienodą turim. Ta požiūris į sportą, manau, kad labai svarbu turėti savo tikslus, kas ko nori iš to sporto. O šiaip sportinės, vienintelį dalyką, ką aš vis dar sakau savo pacientam, tai yra
Dabar dėl to, kad mes turim tą mass mediją labai lengvai pasiekiamą, yra labai daug filmukų, reelsų ir taip toliau, tai yra tiek atsirado daug tų pratimų, kad mes iš tiesų savo sportą neturėtume, tai yra pratimus adaptuoti prie savo kūno, o ne atvirkščiai. Labai daug žmonės pasižiūri, nori, tarkim, tokį sportą sportuoti, bet jo, tarkim, mechaninės ašis neleidžia. Nu, negalima, tarkim, ne visi gali bėgioti, ne visi gali, tarkim, crossfito būti ten žvaigždės, nes jų anatomija yra kitokia. Crossfitas tikrai turi iš vis savo labai tai yra žmonės, kurie yra neaukšti, yra platus pečiai, jų kojų, rankos nėra ilgos dėl to, kad ir jie gali tą sportą sportuoti ir jie gerai jaučiasi, bet šiaip dauguma tai yra vienas iš labiausiai žalojančių sportų. Jeigu taip paimt crossfitą, ten tikrai reikia būti labai protingam, turėti gerų trenerių arba patarėjų, nes tai yra jėgos pratimai, plus jie yra intensyvūs pratimai, tai yra intensyvi veikla ir tas sakau, kad labai daug žmonių sugadina pečius, alkūnės, kelio sąnarius, tikrai tai yra toksai, manimu, yra labai pavojingas sportas. O šiaip, jeigu taip sportą paskirstyti, tai yra sporto traumos ir netaisyklingai sportuojantys žmonės. Tai yra du tokie, jeigu dvi grupės žmonių, tai traumas, tai aišku, tai yra slidinėjimas, snieglentė, motociklų sportas, dėl to, kad ten riešai turi didžiulius apkrovas, labai dažnai griūna, krenta, iš tiesų tos apsaugos tikrai apsaugo, bet vis tiek reikia suprasti, kad jeigu jau jėga yra didelės kinetinės, jau iš tiesų ir apsaugos ten nepadės, ten tikrai kaulas lūš arba plyš raiščiai, vienas iš dviejų. Vis tiek pilnai to neapsaugos, bet aišku, tai yra geriau visada jau tokį sportą, tai yra slidinėje, dar kažko, tai tikrai turėti visas apsaugos. Ir kitos yra, tai kita grupė, tai yra žmonės, kurie iš tiesų neteisingai sportuoja arba bando adaptuoti savo kūną prie sporto. Aš visada sakau, kad sporto metu arba pratimo metu pacientas neturėtų jaust skausmo. Jeigu jisai jaučia, jisai turi kažką tai keisti. Tiesiog pakeisti pratimą, dabar tikrai sakau, daug labai būdų, kaip vieną raumenų grupę galima 20-30 skirtingais būtais treniruoti ir tiesiog pasirinkti pagal savo kūnus, kaip sakau, kad mes visi esam individualūs, tikrai nėra tų vadinamų standartinių pratimų, kurie tinka visiems, tarkim, iš riešo, kas man labai nepatinka. Tikrai aš nieko prieš jogą neturiu, nuo 50 metų tikrai sportuosiu jogą, tikrai labai viskas yra gerai, bet visi pratimai, kurie yra riešo hiperekstensinė padėtis, tai yra mes atsispaudimus ar dar kažką, tai nėra mūsų fiziologinė padėtis. Tai nėra gerai riešo. Tai atsispaudimai riešam kenkia? Ne. Jeigu taip darant delnukai, rankos taip, tai nėra gerai. Ne visi gali, tai žmogus jau pagal save turi žiūrėti. Jeigu jam skauda, jis jaučia diskomfortą, pakeiskite kumščius arba nupirkit paprasčiausią dalyką, rankenas, laikiklius ir darykit, ką jūs ten norit ir tikrai pamatysit, kad jums bus smagiau, geriau jausitės, nes labai daug žmonių ateina ir jų vienintelė bėda, kad jie negali padaryti taip, kad jie taip sportuodami jaučia skausmą. Šitoje vietoje taip, mes ištiriam pacientą, pasižiūrim, ar nėra kažkokios tai mechaninės kilmės, kas gali trukdyti, bet dauguma viskas ten yra tokie vadinami dorzaliniai impingementai, bet čia yra kita tema, gali būti taip, bet aš sakau, tiesiog pakeiskit savo pratimą ir neturėsit tų bėdų. Tai yra sakau, kad mūsų anatomija yra visų su riešakolis dar yra kitaip, ten yra daug anatominių variantų, yra nykščio, laivelio, mėnulio, jų sąsaja su kitais sąnariais, jinai yra skirtinga, todėl ir svorį apkrovas pasiskirsto skirtingai. Ir aišku, žmogus, tarkim, jeigu jis jau labai nori daryti tik tai taip atsispaudimus, ir taip galima
tai daryti, jeigu žmogus supranta, kad jam reikia įdėti darbą, tai yra sustiprinti riešo sausgyslės, pirštų sausgyslės, dilbių sausgyslės. Tai yra atliekami tam tikri pratimai, bet kas yra blogai, žmonės labai, tinginiai ir labai greitai pasiduoda. Tai yra, mes jau tikrai daug kas žino, kad raumuo didėja ir stiprėja labai greitai, 2-3 mėnesius, jūs jau turit pakankamai stiprų raumenį, sausgyslėm reikia 7-8 mėnesius. Tai yra dėl to, kad juk kraujotaka yra žymiai blogesnė, jinai vyksta difuziniu būdu per sinovinį skystį ir kad sausgyslės sustiprėtų, irgi reikalingi visiškai kitokie pratimai negu raumenim. Sausgyslės stiprėja, kai mes atliekam statinius pratimus, tai yra didelė jėga, kažką tai stumiam, kabom, stovim tarkim ant riešo, ant kumščių, tai yra statiniai pratimai. Tai pratimas be judesio, taip? Taip, paprastai tariant tikrai taip, o raumenį atvirkščiai. Ir visi, ne visi yra dvi tokios mokyklos, vieni sako, kad nereikia pilnų judesių sąnariui atliekant jėgos pratimą, bet iš tiesų reikia. Tai yra sąnarys mūsų turi judėti pilna judesių amplitudė, tada iš tiesų raumuo ir tvirtėja žymiai greičiau ir fiziologiškai, tai yra jisai netrumpėja. Tai nes kai trumpėja raumuo, mes turim tą patį metatarzalgiją, mes turim tą patį lateralinį, medialinį epikondilitą, tai yra labai paprastai pasakius, raumuo tiesiog sutrumpėja. Tai viso šito gydymo esmė yra ištempti raumenį ir viskas. Tai pati einu į sporto salę ir turbūt nematau, kad treneriai būtų apmokyti, jie pagrinde dirba dėl raumenų, dėl sausgyslių, kažkaip neteko man matyti, kad ar tai kaip žmogui žinoti, kokie pratimai tas sausgyslės stiprina, kad ir pavyzdžiui riešo sausgyslės, tai turėtų pas kineziterapeutą turbūt žmogus nueiti, kad parodytų pratimus, kurie stiprina ir juos nuolatos daryti, jeigu darbas susijęs ar sportas ir reikalingi sausgyslių specialūs pratimai. Šitą vietą manau, kad mes šiuo metu jau turim nemažą bėdą. Iš tiesų labai daug žmonių sportuoja, bet su tuo pačiu atėjo ir daug trenerių, visokių patarėjų. Vieni sako vienaip, kitas sako kitaip, trečias dar kažkaip tai sako, taip pat ir su kineziterapeutais. Vieni orientuoti į vieną kažkokį tai mankštą, kiti į kitą, iš tiesų tai yra pacientui labai sunku. Man pačiam iš tiesų, tiesą sakant, labai sunku. Bet aš taip pat ir visiems savo pacientam sakau, kad jūs turite rasti tą žmogų, kuriuo jūs pasitikėsit. Tiesiog kitaip negalima, nes vienas tas kineziterapeutas vienu klausimu jisai bus teisus, kitų ne. Ir sakau, kad reikia rasti arba trenerį, arba kineziterapeutą, arba gydytoją, su kuriuo jūsų tikslai sutaps. Jūs norėsit to, jūs jau pasitikėsit ir tada jūs kažką tai galėsit kartu sukurti iš tiesų, kad jums būtų gerai. Bet dar kartą pasakysiu, kad mes turim adaptuoti pratimą prie kūno, o ne kūno prie pratimo. Aš manau, kad čia yra didžiausia bėda, kai mes iš savo kūno norim to, ko jisai negali duoti. Yra vienas dalykas. Arba mes keičiam tiesiog metodiką, arba mes bandom sustiprinti mes savo kūną, kad galėtume tai padaryti, arba mes jau pamatom, kad yra anatominis variantas, kur reikėtų su kito pratimo pakeisti. Bet labai sunku, nes tu ateini pas specialistą, tu jo pasitikė, kad ir treneris. Tu galvoji, kad žmogus sporto universitetą baigė ar kineziterapiją baigė ir jisai pilnai supranta, kaip raumuo auga, kaip sausgyslė stiprėja ir kaip visą tą programą praeit. Man, jeigu aš nedirbčiau šitoj srity, man net minties nebūtų, kad nepasitikėti. Galiu nepatikėti tik tai energetinių kažkokių tai laukų nesutapimų, kad tiesiog žmogaus nepriimtinas, bet kineziterapeutas atrodo turėtų viską žinoti.
Tai gal pati paklausiu ir pati atsakau, kad tikrai nelengva žmogui surasti tą specialistą ir juo pasitikėti. Tikrai taip. O sakykit, sausgyslę sustiprini ir tai ilgam, ar čia visą gyvenimą ją reikia stiprinti, nes daugelis žmonių galvoja, kad bent jau pavaikščiosiu 10 kartų pas kineziterapeutą ir mano sausgyslės jau bus stiprios. Turbūt laikinai problemos neturėsiu, bet turbūt čia visam gyvenimui, jeigu jau tos problemos prasideda. O čia aš manau, kad pats kiekvienas žmogus turi atsakyti savo vieną klausimą, tai yra, kaip aš pradžioje minėjau, kad kokie jo yra tikslai. Tikslai nejausti skausmų, Tai turbūt kiekvienam žmogui tikslai yra. nejausti skausmą, bet žmogus toliau nori sportuoti, tai iš tiesų sportas turi būti visą gyvenimą. Nes reikia suprasti, kai žmogus, tam, kad neskaudėtų, vienintelis dalykas nieko nedaryti, arba kai skauda, vis tiek reikia stiprinti tą raumenį, tai yra tą vietą, reikia stiprinti, ieškoti mechaninės priežasties, nes tai yra susijęs su jo darbu. Nes iš tiesų žmogui, kuriam nieko neskauda, tai žmogus yra tinginys. Šiaip taip net negali būti, yra labai retai. Žmogus iš tiesų visą gyvenimą turi stiprinti savo silpnasias vietas, tada jam neskaudės, tada viskas bus gerai. Ir reikia suprasti, kad tai yra long term run, tai yra žmogus turi ilgam žiūrėti, tai yra greitų rezultatų nebus, o jeigu jie bus greiti, tai bus tikrai yra laikina, vis tiek žmogus arba baigs tą sportą, tada jam nebus to poreikio kažką tai stiprinti, bet jeigu žmogus nori sportuoti ir judėti visą gyvenimą, tai jisai ir visą gyvenimą turės stiprinti savo kūną, tai yra tos pratimus toliau daryti. Tai pereikime gal apie alkūnės dar problemas. Tai yra labai dažnas epikondilitas ir turbūt jisai dažniau dar būna nesportuojantiems ir visiškai teniso nežaidžiantiems. Žinoma, taip pat ir rakečių sportas arba golfas, tie sportai, kurie dirba rankomis, jie dažniausiai turbūt susiduria su epikondilitu. Tai viena dalis dirbantis, kita dalis sportuojantis. Taip, tai pas visus čia veikia vienodai, tai yra vienodas principas, dėl ko šis tas epikondilitas susiformuoja, nes žmogus vyrauja greibimas, stipri jėga, tai yra raumuo, pastoviai yra susitraukęs, jisai neatsipalaiduoja, ko pasikoje vyksta uždegimas ir raumuo pradeda trumpėti. Tai yra bet kokį sportą mes paimsim, kur reikalinga, tai taip pat tie patys vairuotojai, pas jūs labai daug yra epikondilitų dažnai, nes jie laiko fiksuotojai vairą, dilbių raumenys pastoviai yra įsitempę, neatsipalaiduoja, vyksta, sakau, pervargimas ir su laiku raumuo trumpėja. Taip pat ir tie žmonės, kurie, tarkim, daug sportuoja, labai greitai pas juos didėja raumens masė, ta pačia dilbių, tai raumuo didėjantis, normalu, kad jisai susitraukia, atsiranda perkaros į tą vietą, kur raumuo per sausgyslę tvirtinasi prie kaulo ir vyksta jo uždegimas. Tai mūsų iš tiesų tikslas yra vienintelis ištempti raumenis, kur yra specifiniai pratimai ir irgi žmogus tos pratimus turi daryti visą gyvenimą. Aš pats epikondilitą turiu jau 5 metus, bet aš puikiai su juo gyvenu, aš sportuoju, man neskauda. 3 kartus į savaitę darau tempimo pratimus ir taip visi turėtų. Ir visiems pacientams visada pasakau, kad reikia mankštinti abidvi rankas ir tas jau, jeigu net niekas neskauda, viskas yra labai labai gerai ir gražu, vis tiek 3 kartus į savaitę žmogus turi tos pratimus atlikti, nes vėl atsiras, sugrįš ir visada sakau, sugrįš su kaupu, su epikondilitu. Iš vis tai yra tokia bjauri iš tiesų lyga, nes mūsų einant, jisai turi fazę, ūminę ir lėtinę formą, dėl ko pasikoje mūsų kūnas bando tą vietą apsaugoti ir augina smulkias nervinės galūnėlės. Dėl to ta vieta tampa ir jautri, jinai žymiai lengviau užsidega ir tai yra iš tiesų būdinga visom uždegiminėm lygom. Tai yra žmogus, kuris labai ilgą laiką, tai yra virš 6 mėnesių gydomas dėl uždegiminės lygos, tai iš tiesų jisai yra tiek ir gydytojo bėda, tiek ir
tai yra gydytojas jau bijo to paciento, taip pat ir pacientas bijo to gydytojo, nes iš tiesų iš lėtinės formos išeiti yra tikrai sunku, tas, kai yra ūmi fazė, tai yra iki 3 mėnesių, tikrai yra viskas ten gerai, jeigu žmogus laikosi rekomendacijų, daro ką reikia, tikrai jisai pasveiksta ir būna labai geri rezultatai, iš tiesų dar yra tarp 3 ir 6 mėnesių, tai yra sublėtinė forma, kurio metu tik tai pradeda vykti tokie lėtiniai pokyčiai, bet po 6 mėnesių iš tiesų sunku pacientą pagydyti ir tai yra pacientui tikrai reikia labai daug investuoti į save. Tai epikondilitas gydomas ramybė ar vis dėlto reikalingi pratimais? Pradžioj visada, jeigu bet kokį uždegiminį lygą, kurie atsirado dėl perkrovos, turi būti ramybė 2 savaitės, nuimt žalojantį poveikį, tai yra kas yra su darbu susiję arba su krūviu padidėjusiu, tarkim, sporto salė, kur štai padidino labai stipriai svorius, dar kažkas, tai turi būti ramybės fazė, tada yra lengvos mankštos tempimo pratimai ir jau paskutinė fazė, tai mes jau einam jau stiprinti tos raumenys arba sausgyslės, dėl ko įvyko tas uždegimas, kad jisai nesikartotų. Tai yra principas yra treniruoti sausgyslę tam, kad jai reikėtų žymiai daugiau krūvio, kad jinai vėl taip pat užsidegtų. Čia toks principas yra. Tai man teko girdėti, kad ir žmonės po kelis metus vis tokiom bangom, tai pagerėja, pablogėja ir žmonės sako, kad pratimai neveikia. Ar iš tikrųjų taip yra? Ar jie meluoja? Kaip čia tikėti žmonėm? Aš manau, kad žmonės pirmą labai nori greito rezultato. Jie pabando. Manau, kad ne visada daro taip tikslingai, kaip turi būti, nes aš visada pasakau, kad jeigu darot tempimo pratimą ir jums neskauda, iš tiesų jūs nieko nedarot. Visi tempimo pratimai yra skausmingi ir kitaip būti irgi negali. Nes tai yra mechaninė bėda, jeigu mes raumenį sausgyslės tempiam, mes sukeliam skausmą, tai yra normalu, tai yra per skausmą. Kokio lygio skausmas skalėje nuo 1 iki 10, jeigu aš taip manau, kad apibūdinti? 7-6 žmogus tikrai turi jaust didelį diskomfortą. Tai yra labai dažnai pacientai dėl tempimo pratimų ir nustoja, sako, ar čia gerai, kad turi skaudėti. Taip, tiesiog reikia žmogų padrąsinti, aš nesakau, kad ten reikia rėkti iš to skausmo, bet tikrai skaudėti turi ir kaip kineziterapeutas sako, tai yra tas pats tempimas turi būti mažiausiai apie 30 sekundžių. Tai yra ne tai, kad ištempė, suskaudo, palieka žmogų, baigytą pratimą, tai iš tiesų reikia 30 sekundžių ir turi būti palaipsniui įsitempti. Po to ten galima biškutis ir su krūviu daryti, ir staigiau tą pratimą daryti. Tam yra tokia nuomonė, kad suplėšit, tarkim, randą, kuris čia susidarė, bet iš tiesų pradžioj mes turim viską ištempti. Ir tempimas turi būti lėtas, 30 sekundžių. Ir taip žmogus kartoja 20 kartų kažkur tai tą pratimą. Tai sakykit, kad ir sporto salėje įvyksta trauma sausgyslių, tai raumenys stiprus, o sausgyslės nėra pasiruošusios, tai dėl to ir įvyksta turbūt ne pačioj pradžioj, kai žmogus pradeda sportuoti, kada jis jau jaučiasi stiprus, jau raumenys atrodo užaugę, jau galiu kažką daugiau padaryti ir staiga sausgyslės įplyšta. Ar ta schema tokia yra teisinga? Tikrai taip, tai mes visas tas perkrovas iš tiesų ir rentgenogramose matom, ir echoskopiškai matom, tarkim, prie lateralinio epikondilito tokia kaulinė išauga formuojasi. Iš tiesų tai yra, raumuo yra stiprus, sausgyslė dar nėra tokia tvirta, jos prisitvirtinimo vieta prie kaulo yra silpnesnė negu pats raumuo. Dėl to jisai, mūsų kūnas, bando augina tenai kaulą tam, kad sustiprinta vieta.
tam, kad sausgyslė neplyštų, bet jūs žinot, kad ir bicepso sausgyslė plyšta yra, kur labai didelį svorį žmonės kelia ir girnelės, tai yra keturgalvio raumens sausgyslė gali atplyšti nuo girnelės. Ir tai yra perkros, tai yra raumuo yra labai stiprus, sausgyslė dar nespėja sutvirtėti ir tada dažnai vyksta tie vadinami plyšimai, kartais nėra pilno plyšimo ir vadinasi intersticiniai plyšimai, kur sausgyslė per savo išilgai plyšta, taip pat būdinga ir bėgikams, ir kito, tai perionialinės sausgyslės lygiai taip pat gali plyšti. Tai yra taip visi pratimai, tai yra bėgikai išvis kita kasta, ten labai daug jiems pratimų reikia iš tiesų daryti tam, kad sveikai bėgiot, kad neturėti bėdų. Bet šiaip čia yra kiekvienam sportui, todėl sakau, kad kiekvienas žmogus, kuris pasirinko kažkokią tai sporto šaką, ne tik turi žiūrėti, ką jisai pasieks arba kas ten bus, kaip tas sportas kažką tai progresuoti jame, bet jisai automatiškai turi žiūrėti, kokius pratimus reikia daryti tam sportui, tempimo, kokias raumenų grupės reikia stiprinti, tam, kad tai daryti sveikai, kad tai nesukeltų po to. Tempimo pratimas turėtų būti kaip atskiras pratimas ir prieš treniruotę, po treniruotės. Tikrai taip. O man teko girdėti, kad sausgyslei reikia mažiau pakartojimų negu raumeniui, nes sausgyslė nėra taip, kad kuo daugiau, tuo yra geriau. Tai mes apie tai kalbam, kad sausgyslė turi turėti statinę apkrovą. Taip, ten ir mažiau pakartojimų. Taip. Nereikia daryti 10, kaip darome raumeniui. Pagrindė dabar reikia su tais kelių. pakartojimas raumenim aš labai nelysiu į tai, ten yra dabar labai skirtingai metodikų, tarkim, aš dabar pats tų daug pakartojimų tikrai jau numečiau, aš didinu svorį, grinai jėgos, didesnis svoris, bet mažiau pakartojimų, 6, 8 ir priėjimai ne 3, o maksimaliai 2. Nes čia jau mokyklos, čia pažiūrėsim, kur pasikeis po 10 metų, kas ką pasakys. Mokslas labai tyrinėja dabar raumens sausgyslių. Daug būdų, kaip sportuoti, nes manau, ir tikrai daug atradimų naujų ateina ir metodikos keičiasi. Tai dar gal, kad žmonės suprastų, kaip sausgyslė maitinasi, nes raumuo gauname mes amino rūgštis, gauna impulsą augimui, jis auga, taip, bet sausgyslė stiprėja visai per kitą mechanizmą, per kolageno įsisavinimą ir tai turbūt nėra tas kolagenas, kurį mes išgeriam ir galvojam, kad sausgyslė stiprėja. Ne, čia apie papildai, čia išvis, jeigu mes kalbėtume apie papildus, tai yra tam tikri sportuojantys tiem žmonėm papildai, bet tai yra bendriniai, jie tikrai yra, viskas su jais yra gerai, bet kolagenai, hialuronai ir ką mes ten galvotume gerti, jisai visiškai kitaip. Šiaip iš tiesų tam, kad sausgyslė stiprėtų, reikia tiesiog krūvio. Sausgyslė maitinasi, sakau, kad jos kraujotaka yra žymiai blogesnė negu raumens, dėl to jinai ir stiprėja žymiai ilgiau. Tai sausgyslei reikia statinio, taip, krūvio. Ilgo, 30 sekundžių. Taip, didelio krūvio, taip, jinai stiprėja, tarkim, kabėjimas ant pirštų, čia jūs turit suprasti, kad visos rankos sausgyslės tikrai stiprėja. Dabar kaip tik ir atlieku tą pratimą, kabu ir vis po truputį daugiau, bet tikrai nėra malonus jausmas kabėti, kai atrodo pirštai jau tave paleidžia, nėra jėgos. Ir kodėl amžėjant sako, kad reikia kabėti visiems ir kad sugriebimo jėga parodo tavo kažkokį tai rodiklis, kaip tu čia sensti. Ar tai yra tiesa ar ne, nes dabar tokiuose longevity praktikose sako, kad tai parodo. Į šitą klausimą aš jums tikrai neatsakysiu. Bet ar svarbu turėti sugriebimą stiprų? Žinoma, nes mes
kaip yra ortopedai, kurie, tarkim, operuoja apatinį galūnį, tai sako, nu jo, čia yra žymiai svarbiau, o rankos yra mažiau svarbu, nes žmogus ant kojų vaikšto. O aš vis dar sakau, kad bet mes rankom dar viską darom. Tai yra iš tiesų, kuo mūsų rankos yra stipresnis, dėl to, kad mes iš tiesų dabar, sakau, iš peties pas mus labai mažai yra specialybių, kur mes darom, tai yra mes, sakau, labiau tikslią motoriką naudojam, kažką tai suimti, tai mums iš tiesų reikia mūsų rankų, pirštų, dilbių, raumenų, sausgyslių, dėl mes ir turėtume jas stiprinti. Ir sakau, kad kuo jos yra stipresnės, tuo reikia daugiau krūvių, kad jos užsidegtų. O sakykit, Dėl to mes ir tikslas yra stiprinti. O stiklainį atidaryti rankom čia reikia ar jau nebebūtina? Na, aš manau, pabandyti visada reikia. Nes turbūt pastebim, kad vyresniam žmogui vis ko toliau, tuo yra sunkiau atlikti tokius darbus. Tikrai taip. Kodėl žmonės ateina per vėlai? Tai turbūt gydytojo darbe dažniausias yra pastebėjimas, kad daugelis žmonių ateina, kada nebegali miegoti, nebegali kavos puodelio paimti. Kodėl taip yra? Aš manau, kad dėl to, kad yra dvi rankos. Žmonės kompensuoja labai daug su kita ranka, ta ranka mažiau, jie tiesiog vengia tų judesių, kurie jiems sukelia skausmą ir bando gyventi. Ir, matot, man sunku pasakyti, vieni kažkodėl tai tas perkrovas ligas geriau toleruoja, kiti mažiau toleruoja. Yra žmonės, kurie, tarkim, vaikšto su spragtukais, net yra su sąnario blokas dėl spragtukų. Tarkim, yra nykštys, kur, tarkim, mano nuomonė, tai yra 50% funkcijos ir kaip čia su ta ranka gali. Bet žmonės gali. Jie adaptuojas, sako, aš kažkaip tai paimu. Labai daug žmonių, kurie vėliau kreipiasi, iš tiesų jie turi kitų labai daug svarbių dalykų. Tai yra arba labai daug dirba, neturi tam tiesiog laiko. Kitas dalykas, irgi iš tiesų pastebimas, kad vieniems yra labai svarbi sveikata, kiti yra mažiau, kažkam tai geriau į kažkur tai nuvažiuoti atostogaut, bet dabar dar neturi tam laiko. Nu, tarkim, aš kaip su odontologais bandau jų vengti, kol man jau ten labai neskauda, tiek to aš ten turiu ką veikti. Manau, kad ir čia yra tas dalykas, kad žmonės tiesiog neįpranta, prie skausmo įprast negalima. Čia visi pacientai sako, aš įpratau, taip nėra. Tiesiog žmonės yra tam mažiau jautrus ir tas mūsų kūnas pats man yra protingas, jisai išskiria hormonus, analgetikus, kad žmogui iš tiesų mažiau skaudėtų, kai yra lėtinis toksai skausmas. Kitas dalykas, kas yra, nemažai pacientų ateina, kurie pirštai visiškai užtirpę. Sakiau šeimos gydytojui, šeimos gydytojas sako, pažiūrėkit savo pasą, aš tikrai nenoriu apie visus šeimos gydytojus sakyti, tikrai nuostabus ir daug labai svarbu darbą dirba, bet savo kažkada ateina pacientas, sako, tai pažiūrėkit savo pasą. Kad čia nieko tokio, taip toliau, nes, tarkim, riešo kanalas yra 82-90 metų žmogų mes operuojam, nes iš tiesų ten yra kančia. Žmogus tikrai neišsimiega, jo blogėja gyvenimo kokybė, jisai ir dieną yra mieguistas, su vyresniam žmogui ir taip ta koordinacija yra sutrikusi, tai nėra gerai. Kiti, tarkim, spragtukai, jie yra tokie, paspraksi, skauda, o kartais spraksi, bet skausmo nėra. Tai tie žmonėm, tarkim, kur neskauda, jie yra taip vaikšto, bet aš tada pasakau, kad galite ir toliau tai vaikščioti, bet gali įvykti sąnario blokas, kur, tarkim, pirštas sustriks, bet kaip ir rodo, kai kurie pacientai ir ne taip gali gyventi. Aš manau, kad čia nuo kiekvieno mūsų požiūrio. Tolerancija, taip, toleruoja. Mums, taip. Tarkim, mes galim, tarkim, apsitarnauti ir, tarkim, kažko tai neturėdami. Taip, tarkim, kiti ateina tikrai, kur yra anksti, kur, tarkim, pradžia. 2 savaitės, 3 savaitės skauda. Čia, sakau, kas kaip pastebėjo. Kas kiek toleruoja skausmą ir kaip... Arba ta būklė, net funkcijos neteikimą tą toleruoja. Supratau, tai pereinam prie jūsų asmeninių pastebėjimų ir aš noriu jūsų paklausti, ko niekada nedarytumėte savo gyvenime kaip rankų chirurgas?
Čia aišku mano subjektyvi nuomonė, nėra jinai subjektyvi, šiaip jinai mokslų paremta, aš tikrai nemažai tų konferencijų dalyvauju. Netikiu injekcijas, išskyrus labai pigaus vaisto kaip kinologo hormonio, taip jo leidžiu aš dažnai. Aišku, jisai turi savo šalutinį poveikį, kurį irgi reikia pasverti. Kartais geriau žmogui jau išoperuoto nepradėti nuo vaistų, bet dauguma tokių uždegiminių ligų, tarkim plaštakoje, tikrai labai gerai gydomi yra ta injekcija, o visa kita, ten hialuronai, PRP, aštiesas, tai nėra mokslo paremtas. Vienintelis dalykas, PRP dar į lateralinį epikondilitą dėl regeneracinių savybių dar yra ta vieta, bet aš, tarkim, pats to tikrai nedarau. Kitas dalykas, kad sąnarys, kai yra sudylis, ta PRP kažką tai padės, netikiu taip, nėra taip. Ir aš sakau, kad ko aš savo tikrai nedaryčiau, tai yra neleisčiau tokių vaistų. Kitas dalykas, tegul mane kiti ortopedai suprašys visą, bet aš sudarau viską gyvenimą, kad man netektų kažko tai protezuotis. Tai mano tikslas, bet aišku, kaip gyvenimas parodys, galbūt teks, bet darau viską, kad ir kuo mažiau kitas ortopedas bandytų man kažką tai daryti. Tiesiog. Dar mūsų asmeniniuose pokalbiuose kažkada esat minėjęs, kad niekada nenaudotumėt elektrinių įrankių. Čia apie šitą dalyką taip, aš turiu ne tai, kad baimių, bet aš labai daug matau žmonių, kurie susižaloja su visais tas motoriniais įrankiais. Tiesąkant, ir aš suprantu, kad čia reikia turėti patirties, čia ne tai, kad kartais, nes dažniausiai traumos įvyksta arba jau profesionalams, arba mėgėjams. Ir dažniausiai tai būna vakaras, kai žmonės jau pavargsta ir dažniausiai traumas arba pradžioje įvyksta darbo, arba jau į galą, kai pats kūnas yra pavargęs. Tai dėl to, kad aš neturiu patirties su tom įrankiais ir man jų nereikia kasdieniam gyvenimui naudot, tai aš galvoju, geriau aš nenaudosiu jų, aš perku paprastus įrankius, kurie mechaniniai ir atlieku tą patį darbą, taip sunkiau, ilgiau, bet taip. Bet rankos dirba ir treniruojasi. Taip, rankos dirba ir visiškai teisingai. Netgi ir elektriniai įrankiai mūsų rankas atpalaidavo nuo fizinio darbo. Taip. Tai dar norėčiau paklausti, ar kaip chirurgo jūsų darbas, taigi ilgos operacijos, ar kenčiate nuo kažkokių problemų, pirštų plaštakos, riešo, epikondilito? Epikondilito tikrai turiu. Aš sakau, kad aš taip skaitau, kad tai pilnai pagydyti negalima, jis vis tiek pasikartos, tai 5 metus turiu epikondilitus, tai plaštakos, riešo. Pratimus stiprinančius darau jau ilgą laiką. Ar darot prieš operaciją kažkokius specialius pratimus? Ne, jokių nedarau. O būna taip, vienintelį rankas nuplaunu, stengiuosi su šiltu vandeniu, tam, kad koordinacija būtų geresnė, kad nebūtų sąstingių pirštų, tai yra su šiltu vandeniu plaunu, bet čia iš žaidimų. Anksčiau aš daug žaisdavau visokius kompiuterinius žaidimus, tai reikia sušildyti, jie turi tokios specialias kaip kempinės šiltas, tam, kad būtų motorika smulkioji gera, pirštai turi būti šilti ir sąnariai turi būti šilti. Dar iš tokios su pacientais praktikos, ar teko pasakyti pacientui, kad jau per vėlu ir jum operacija nepadės? Tikrai taip. Ar dažnai tai pasitaiko? Gal ne taip, kad tos operacijos, kurios pacientas nori, nepadės, bet yra visada kiti variantai, bet tiesiog jie, tarkim, nepatinka jau pacientam, arba pacientas nenori, tarkim, pacientas nori dar kažkokios tai operacijos, kuri, tarkim, gali išsaugoti judesį. Bet tu jau matai, kad jau anatominiai pokyčiai yra tokie dideli, kad jos negalima daryti ir jinai nieko neišspręs ir todėl reikia jau daryti tokią operaciją, tarkim, paliatyvinės vadinamos, tai yra didelės dažniausiai apimties,
bet jie jau labai pacientas funkciškai nukenčia. Tai yra dažnai būna jauniems žmonėms, kurie, tarkim, yra tokie raiščių plyšimai, kurie yra labai tokie apgaulingi, žmonėms paskauda 2-3 savaitės, po to kaip ir neblogai, tik tai kažkaip tai negali taip atsispaudimų padaryti, dar kažkokiu krūvio metu, tarkim, sukimo metu jie pajaučia tą skausmą, bet jie toleruoja gerai ir ateina po kokių jau metų. Ir ten vystosi tokia specifinė riešo artrozė, kurią iš tiesų gydyt jaunam žmogui reikia atlikti jau didelės apimties operaciją ir tada pacientas būna nepatenkintas, taip pat ir gydytojai yra, supras, kad nėra smagu jaunam žmogui uždaryti dalinai sąnarį, kai judesių amplitudė mažėja daugiau negu 50%. Ir tu supranti, kad riešė labai pasikeičia riešo biomechanika, apkrovos ir po kokių 20-30 metų reikės galbūt pilnai uždaryti riešą, kad jokio judesio nebūtų. Tai vat šitoj vietoj tikrai būna, kad tą jau turi būti labai pacientas turi suvokti, ką mes galim padaryti ir ko negalim. Tai vat kartais lūkesčiai tai būna nerealūs, tai aš tiesiog pasakau, kad negaliu padėti ir jūs galite ieškoti gal kažkokį kitą gydytoją, gal jisai kažką tai kito pasiūlys, bet šiaip alternatyvos visada yra, bet labai svarbu žinot, kada mes ką galim padaryti ir ko negalim padaryti. Taip yra pacientai, kurie vis tiek nori savo operacijų, bet... Dar norėčiau paklausti, ko medicinos studijos neišmokė apie pacientus, bet išmokė praktiką. Kaip ir aš manau, kad visi žmonės yra tinginiai ir iš tiesų pacientai meluoja. Meluoja ne iš to, kad jie kažką tai blogo. Vieni meluoja, tarkim, kiek laiko skauda, nes pasakys gal daugiau, gydytojas sakys, čia jau ten blogai, reikia kažką tai tą daryti. Pasakys, kad mažiau, šiaip kartais aš pats nesuprantu, kodėl, bet labai daug pacientai meluoja apie pratimus. Tarkim, žmogus ateina, paskiria pratimus ir žmogus ateina kontrolė, sako, kad klausia, ar darėjai pratimus. Sako, jo, dariau, nieko nepadeda. Ir tai yra būdinga pacientų, kurie nori stebuklingos tabletės. Kažkokio labai greito stebuklingo efekto. Turbūt visi mes taip norime tabletės ir kad viskas praeitų. Taip, bet kai mes gydom ir aš visada pacientą paaiškinu, kad kur mes gydom, tarkim, mechaninė bėda, jinai negali praeiti nuo tabletės. Mes turim kažką tai arba sutvirtinti, arba kažką tai sustiprinti raumenyną, arba kažką tai jau operuoti, uždaryti, pakeisti, dar kažką, tai negali būti jau nuo tabletės, bet savo žmonės, tarkim, tas mankštas, tempimo pratimus, nežinau kodėl, bet labai nuvertina ir kai paprašai, parodykit pratimus, kokios jūs darot, iš tiesų ten nieko nėra daroma. Net pas mus, tarkim, yra nufilmuoti pratimai prie lateralinio epikondilito, tai yra ir pasakai, parodai žmonėm, kad yra vaizdinė medžiaga, nueikit, pasižiūrėkit, darykit, žmonės ateina, tai visai ne taip, kaip ten parodyta daro. Sakau, kad ir dėl traumos, vieni sako, kad buvo, kiti nebuvo traumos, nors tarkim, kai kur matai, kad tai ne trauminės pasiekmės, sužalojimas kažkokia tai liga atsiradusi, kitiems yra su trauma, jie asociuoja tai vat, tokie pastebėjimai. Bet ortopedo traumatologo darbas turbūt yra geras, nes vaistų praktiškai nereikia. Vienintelis vaistas yra mankšta. Ar tai tiesa? Kiekvienas ortopedas pasakys vieną dalyką, kad taip yra dėl to, kad mūsų tikslas, šiaip mes ortopedai, mes norim išsaugoti judesį. Jeigu mes prieš kažkokią tai intervenciją turim blogą judesį, labai retai mūsų intervencinį tai judesį pagerina. Dažniausiai mes nuimsim skausmo, dar kažką tai, bet šiaip jeigu mes kalbam apie sąnario patologiją, tai yra išoperavus sąnarį, labai retai mes padidinam judesių tą amplitudę. O mūsų yra tikslas bendrai ortopedų, kad žmogus judėtų, kad būtų tas judesys. Todėl mankšta tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Būk, kaip mane mokina vienas gydytojas,
Būk tu blogas chirurgas, turėk gerą kineziterapeutą, duok žmogui mankštas ir visada bus visai geras rezultatas. Tai čia iš tiesų ta mankšta yra labai svarbi. Tai yra klausimas yra kokybės, kaip jinai yra atliekama. Jeigu ten jinai atliekama tam, kad ją atlikti, tai taip, iš tų mankštų mes gal negausim tokių gerų rezultatų. Bet šiaip bendrai taip, mankšta tai yra judėjimas, judėjimas tai yra gyvenimas. Dar norėčiau jums, daktarė, tokius greitus klausimus, į kuriuos jūs atsakytumėte trumpai, ar tai tiesa ar mitas, ir gal vienu, dviem sakiniais apibūdintumėt, kad poilsis visada geriausias gydymas. Pradžioje tikrai taip. Rankos pavargsta tik nuo svorio. Tikrai ne, mes apie tai jau kalbėjom, kad Sportas gadina sąnarius. netaisyklingas sportas gadina sąnarius. Jeigu žmogus tinkamai sportuoja, apie tai pasiskaito, žino, kokius pratimus reikia daryti stiprinčius, manau, kad bet koks sportas, kuris tinka jūsų kūnui, yra labai vienas iš svarbiausių dalykų. Telefonas nekaltas. Kaltas. Jei gali dirbti, vadinasi, tai ne trauma. Tikrai ne. Jei skauda kartais, nieko tokio. Skauda kartais, skaudės kažkada tai nuolat, jeigu nieko nedarytų. Fizinis darbas jau yra treniruotė. Tikrai ne. Tai yra visiškai skirtingi dalykai, net fizinio darbo metu žmogus dažniausiai apkrauna gerai ne vieną, bet kelis sąnarius, kelias raumenų grupės. Sporto metu tikslas apkrauti visą kūną. Tai yra visiškai skirtingi dalykai. Pratimai nepadeda. Padeda. Artrozė tik senų žmonių liga. Ne, tikrai ne, bet tai yra degeneracinės kilmės liga. Kai žmogus kažkokį tai daro judesį labai daug kartų, tai pas jį sąnarys susidėvės. Dėl mechaninių trinties sąnarinė kremzlė tiesiog išnyks. Jei MRT nerodo, vadinasi viskas gerai. Tikrai ne. Magnetinis rezonansas iš tiesų, kaip ir bet koks kitas tyrimas, turi būti vertinamas kartu su klinika. Jeigu magnetinis rezonansas man nieko nerodo, o kliniškai aš matau, kad ir įtariu lygą, tai aš tikrai pasitikėsiu kliniką, simptomais, o ne magnetiniu rezonansu. Gydytojai magnetinio rezonanso negydo, Tikrai o gydo taip. simptomus. Tikrai Ir taip. taip, daktarė. Tikrai Tai taip. pabaigai yra tokia išvada, kad judėjimas ir kuo įvairiapusiškas judėjimas, tai yra vengti monotonijos ir daryti pertraukas, jeigu turime monotoniją, stengtis namuose, nebenaudoti rankų tiek intensyviai, kiek naudojame darbe. Ir jūsų, koks dar būtų jūsų pastebėjimas? Judėkite ir būkite sveiki ir būsite sveiki. Ačiū Jums. Ačiū.